ką reik pamatyti aurą. Mes vis garaujam, vis vibraujam, vis turėjom dažnį, ant kurio mes dabar esam. Ką pradės, koks pasakį ir mes va šitas ant signalą esam kažkokį ant vibracijos ant dažniausiai. Ir tas vibraun, garaun nuo mūsų. Aišku, dabar plikom akim tiesiog žiūrėdams nepamatysi, jeigu tiesiog te apžiūrėsi. Bet tas ir iš treninama. Lietuviška, kaip pasakyti, išmokstam. Visiškai jau nuvažiavo man kalbą. Esmė tai, kad aura, pats prašiausias būtų, ką pamatyti dabar, ne? Balt popieriaus lapą pasiimk, jeigu net ir kokių seinų baltų, žinai. Ir pasidėk savo ronką. Arba tefą, žinai. Ir ką tu nori. Ir būtų gerai, kad būtų bišką atstom, žinai, nebūtų labai arti, bet būtų bišką atstom. Tiesiog į tu žiūrinu. Į vieną tašką susifokusuoji, visišką vieną tašką susifokusuoji ir žiūri, kuo ilgiau gali nemirkčiuoti, tuo daugiau tau akis paims ir tuo daugiau pamatys. Nes mūsų akis galim pasakyti ir kaip kokis, įsivaizduoju, kaip fotiks, ne? Kas žinot, kaip su fotikas elgtais, tai long exposure. Tau akis, kaip fotoaparats, paim šviesą. Ir te apsivaizduok dabar jungi long exposure su fotiku ir ta šviesa jam, tas sensorius, ne? Te pat mūsų ir akis veikia. Tai žodžiu, kuo ilgiau žiūrėsi nemirkčiuosi, tuo daugiau šviesos paimsi, tuo daugiau pradėsi spalvų matyti, tuo daugiau atsivers tau viskas. Tai žodžiu, pasiėm įveisi savo ronką. Ir tu gali pamatyti ne vien spalvą, gali pamatyti 2 ir 3 ir 4, gali net vis vaivorykš pamatyti. Vis priklaus, kaip tu dabar jautys, nes kaip tu dabar jautys, tep to vibrauji ir tu tau aurą. Ir dabar įsivaizduok, tai esi labai piktas, pradžiūrėtum savo aurą, tu matytum savo aurą specifinį spalvą. Aš dabar neatsimenu, tų spalvų negaliu pasakyti, šitas užmes dabar kaip atrodo, gali pavyzdžiai, tai specifinį tokį spalvą gali pamatyti, kaip esi toks ir toks ir toks. Tai būtent tep tu gali pažiūrėti savo aurą. Dar vienas būdas ir gali atsistoti prieš veidrodį ir žiūrėti teisę į savį. Tai irgi variantas ir tai teisė į savį žiūri, tarkim, tarp tos veidus, ir tau aplinko pradėsi matyti tokį, ką paaiškinti, tokį išsiblurinusi, tokį spalvą. Ir visiems skirtinga. Tai atsistoji prieš veidrodį, arba pasiemi ronką žiūri, arba kaip kiti sako, gali ton tarpėlį irgi mėgini pažiūrėti irgi prieš baltą popieriaus lapą. Tai taip gali pamatyti savo aurą, komentarus pasakyk, kokia tavo aura man labai įdomi.